šio sezono metų treneriu, tikisi, kad šį kartą komandai pavyks nugalėti Atėnų komandą ir prasibrauti į finalą. Tikiuosi, kad viskas smarkiai skirsis nuo praėjusių metų finalo ketvirto, kuris vyko Berlyne. Tikiuosi, kad rungtynes pradėsime laiku ir turėsime geresnę pradžią. Su didelė dalimi komandos mes turime progą išgyventi labai panašią situaciją antrus metus iš eilės. Todėl manau, kad tai padeda rungtynes paversti šiek tiek lengvesnėmis ir geriau jas sužaisti, nei mums pavyko pernai. Atėnų Panathinaikos treneris Erginas Atamanas jau net kartą yra atvedęs ne vieną komandą iki Eurolygos titulo. Strategas praeityje 2 kartus triumfavo su Stambulo Anadolu Efes, o pernai po 14 metų pertraukos į Europos karalių sostą sugrąžino Atėnų komandą. Jis džiaugiasi pastarųjų metų sėkme ir neabejoja, kad tai gali pasiekti ir šį kartą. Man nelabai svarbu laimėti, tik dėl to, kad vėl namo parvešiau trofėjų. Aš didžiuojuosi tuo, kad mums pavyko laimėti 3 kartus per pastarosius 4 metus, kiek aš buvau Eurolygos finalo ketvirtą. Vienintelis dalykas, kuris svarbus ne tik mano žaidėjams, bet ir visiems klubams atvykusiems čia yra tai, kad mes tikrai ginksime trofėjų, kurį iškovojame pernai. Antrose pusfinalio rungtynėse žais ir kitas Graikijos grandas Pirėjo Olympiakos, kuris susitiks su Monako ekipa atstovaujant